Labadiena, čia yra Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinios. Aktuali informacija studentams. Balandžio 9 dieną, pradvėjus pabę 8 val. Visi studentai kviečiami į mūsų atstovybės gimtadienį. Būtinai ateikite, nes bus labai smagu. Labai greitai gausite žinių apie Merkurijaus flashmobą ir visos grupės yra kviečiamas kartu mokintis šokio ir šokti per Merkurijaus atidarymą balandžio 13 dieną. O dabar rubrika po paskaitų. Sveiki, čia rubrika po paskaitų. Kovo mėnesį vyko pavasario šprotų muštinio turnyras. Taigi pažiūrėkime, kaip sekėsi studentams. Tai labas vakaras, ar buvo sunkus darbas? Labas vakaras, nepasakyčiau, kad buvo sunkus. Planavome kaip ir pirmąjį turą padaryti lengvesnį. Tačiau tokios komandos pasiruoš toliau ir surinktų daugiau taškų, nes ateina turą tikrai bus sudėtinga. Tikrai buvo daug, netgi buvo perpildyta, net nesugebėjom visus sutalpinti. Tačiau tikrai matome paklausą, kad žmonės tikrai to nori ir jau. Tai dar organizuosite darbus toliau, ar ne? Tai žinoma, tikrai nesikeičiame. O dabar VUSAF naujienos. VUSAF vasario mėnesį suorganizavo VUFGAT vietinius mokymus, suorganizavo antro kurso studentų specializacijų paskaitas, suorganizavo VUF stalo teniso, pavasario šprotų muštinių turnyrus, VU saulėtekio stalo futbolo turnyrą. Atnaujino 102 auditorijos patalpas, sukūrė vasario mėnesio žinias, intensyviai organizavo Merkurijaus dienas. Taip pat sudalyvavo VUSA organizaciniuose ir marketingo mokymuose, ieškojo rėmėjų. VUSAF žmogiškųjų išteklių koordinatorė tikrino narių aktyvumą bei suorganizavo VUSAF išvažiuojamuosius mokymus. VUSAF pirmininkė dalyvavo VUSA tarybos ir šventinėme VUSA parlamento posėdyje. Susitikimų su dekanu ir prodekanu metu atstovavo studentų nuomonę. Sveiki, pagaliau atėjo pavasaris, kurio taip visi laukiame. Taigi artėja ir vienas iš svarbiausių ekonomikos fakulteto dienų – Merkurijaus dienos. Įdomu, kągi studentai žino apie šias dienas? Taigi, Merkurijus yra prekybos dievas. Merkurijus yra ekonomistų dienos, kurios vyks šiais metais balandžio mėnesį 13-16 dienomis. Tai yra nuostabi šventė, kurios metu susijungia pramogos, intelektinė veikla ir dar daug begalę dalykų. Tai metas, kuomet visi kuriame bendruomenę ir turime nuostabiausias 4 dienas visuose mokslo metuose. Žinau tik tiek, kad šis renginys bus awesome, everything is awesome. Bus pats geriausias renginys visoje istorijoje, tai būtinai dalyvaukite. Tai Merkurijui mes esam patys ne vienus metus dalyvavę, iš tikrųjų pagyvėja universiteto gyvenimas Merkurijaus metu, daug pramoginių, akademinių renginių. Labai geri renginiai, kaip laisvalaikio, akademinė dalis susilabyla tiesiog fantastiška. Pritariu, 100%, tiesiog sudalyvauti, tiesiog negalima praleisti niekada. Šiais metais keičiasi Merkurijaus koncepcija, taigi laukia žiauriai nuostabus renginys ir kviečiu visus prisijungti. Bus žiauriai fainai, labai laukiu. Tai buvo Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinios. Iki.